Kairiųjų konservatorių lyga vykdydama projektą Pilietiškumo mokykla šiandien Alytaus jaunimą sukvietė į Alytaus miesto savivaldybės tarybos darbo simuliaciją. Pilietiškumo mokykla tai kasmetinis pilietiškumą skatinantis projektas skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams bei pirmųjų kursų studentams. Projekto dalyviai turi galimybę imituoti savivaldos veiklą patys tapę miesto tarybos nariais. Šiandien Alytaus miesto savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, kur vyksta svarbus renginiai ir priiminėjami miestui svarbus sprendimai, posėdžiavo ne kaip įprasta tarybos nariai, o jaunimas. Čia surengta nacionalinio projekto Pilietiškumo mokykla forumas, kurio metu kelios dešimtys jaunų alytiškių imitavo savivaldos veiklą tapę Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariais. Tikrai kvieščiau rimtai atsakingai į tą darbą pažiūrėti vien dėl to, kad žvelgdamais jūs po to, kad po 10-15 metų jūs pakeisite tuos tarybos narius, kurie yra čia, kurie yra tokie žili kaip aš, ir reikės jums patiems spręsti daug svarbių klausimų. Pasak jaunimo atstovo Povilo Labuko, savivaldybės tarybos darbo simuliacijos tikslas paskatinti jaunimą domėtis vietos savivaldos funkcijomis, tarybos darbu, miesto valdymu. Tikslas, manau, labai paprastas, esminis, tai yra skatinti jaunimo aktyvumą, jaunimo domėjimas jaunimo politikai, išreikšti norą, išvelgti tam tikras problemas ir sprendimo būdus rasti. Ir pats modelis iš tikrųjų buvo pasirinktas, tai yra simuliacija tarybos darbo, nes daugelis jaunimo nežino būtent kaip veikia mūsų Alytaus taryba, jos būtent darbo modelis. Tai vat per darbo modelį tarybos mes ir stengsimės jaunimą skatinti, domėtis Alytume, spręsti jo problemas. Simuliacijos dalyviai darbo grupėse vaizduojančiose miesto savivaldybės komitetus diskutavo įvairiomis miestui aktualiomis temomis, rengė siūlymus sveikatos apsaugos, miesto plėtros, ūkio, verslo vystymo ir kitais klausimais, vyko biudžeto svarstymai, pasitarimai. Džiaugiuosi, kad pasiekė Alytų šitas projektas ir kad jauni žmonės, mūsų miesto mokiniai, vyresnių klasių galės simuliuoti, kaip oficialiai sakoma, savivaldos veiksmus, analizuoti savivaldybės visus reikalus ir tikėsimės, kad savo renginio pabaigoje galės formuluoti gal kažkokį siūlymų savivaldybei, miesto tarybai, politikam ir pačiam merui. Miestų savivaldos simuliacijos rengiamos nuo 2005 metų. Šių metų turas po 15 šalies miestų startavo Dzūkijos sostinėje. Aš manau, kad tikrai jaunimas domisi, aš asmeniškai esu studentas, dabar atvykau tiesiog į Alytų, tai priklausau jaunų konservatorių lygai Vilniuje. Ir tikrai mes dirbam, stengiamės ir manome, kad tik jaunimas tikrai yra kuriantis Lietuvą, nes aš kiek esu matęs tikrai žmonių, kurie tikrai veikia, daro, ir tai yra ne vienas ir ne du, tai yra daug, didelė masė jaunų žmonių veiklių. Tikrai jauniems žmonėms reikia tokių renginių, nes jie jau, kaip sakyti, ant slenksčio reikės ir balsuoti, sukakus 18 metų ir šiaip žinoti bendrą Lietuvos struktūrą ir miesto savivaldos struktūrą. Taip kad aš manau, patys vaikai nejučia turbūt dalyvaudami tokiuose renginiuose ir prisideda prie tos demokratijos ir prie miesto gyvenimo. Taip kad šauna. Posėdžio metu projekto dalyvių priimtos rezoliucijos, į kurias įtraukti svarbiausi pasiūlymai, bus įteiktos miesto merui.